Kažkodėl yra manoma, kad žmonės yra logiškos būtybės, bet tai yra visiškai nesąmonė, vien dėl to, kad iš tikrųjų mes didžiąją dalį savo sprendimų darome remdamiesi savo pojūčiais arba emocijomis arba jausmais. Žodis sakydamas jausmas, tai yra apie tai, kaip mes jaučiamės ir tas jautimas jis vyksta mūsų asmeniniam kūne. Ir tokia, čia nepamenu iš kokios šalies tą pasakė čia, apie pitoną, tai čia turbūt turėtų būti Azija, apie pitoną, kuris išliauždamas užsikabino už pjūklo. Ir tas pjūklas biškį jam įbrėžė ir tas pitonas pagalvojo, aha, dabar aš tave užpulsiu ir tau atkeršysiu už tai, kad tu man įbrėžiai, kad tu mane užpuoliai. Ir pitonas apsiviniojo tą visą pjūklą ir pradėjo tenai įsigniaužti. Žinot, pitonai yra tie, kurie užsmaugia viską, ne? Ir jis pradėjo smaugti tą pjūklą. Ir kuo labiau jisai smaugė, tuo labiau tas pjūklas jam pjovė. Ir kuo labiau jisai pjovė, tuo labiau tas pitonas ten erzinos ir tuo labiau jis ten dar labiau pykčio davė ir galų gale pats save nužudė, bandydamas užgniaužti tą visą pjūklą. Tai tas pats dalykas daugumoje atveju vyksta ir su mumis. Kaip mes jaučiamės? Mes reaguojame, įvyksta mumise pojūtis ir tada mes reaguojame ir mūsų ta reakcija ir yra pagrindinis dalykas, kas yra priežastis mūsų veiksmų. Ir yra galutiniai paskui rezultatai ir sakai, nepagalvojau. Tiesą sakant, kai aš lankausi kalėjimuose ir bendrauju su nuteistaisiais, tai tenais didžioji dalis žmonių sako, pagalvojau, kad galbūt negerai darau, bet kažkaip tai taip ėjo pro pirštus praslydo, nes dominavo kažkokie kitokie pojūčiai, poreikiai viduje. Poreikis turėti pinigų, poreikis laimėti, kai kurie ten, pavyzdžiui, ten už kažkokius tai kūno sužalojimus sėdi dėl to, kad kažką tai subaladoja, nes viduje buvo įtūžę, supykę. Ir vėlgi, tiek pyktis, tiek įtūžis kyla iš vidaus. Ir kur link aš noriu dabar šitą pokalbį nuvesti? Tai apie toksiškus santykius. Ir iš tikrųjų, kad toksiški santykiai tai yra žmonių pasirinkimas. Ir tas pasirinkimas vyksta būtent dėl jausmo deficito. Kaip bebūtų keista, netgi, pavyzdžiui, tas dabartinės Amerikos politikų peripetijos. Kaip vienas ten apžvalgininkas pasakė, kad Baideno valdžia buvo ganėtinai nuobodi ir jo prezentavimas buvo, toksai kažkas vyksta, bet taip ir nelabai žinai. O su Trumpu vis tokia, kas daros, taip. Ir čia yra jausmas, tai yra nerimas, tai yra tuo pačiu, kai kam tai dopaminas, nes kažkas tai jau dėliojasi savo verslo planus, jau delnus trinakėj, dabar čia šaibą uždirbs. O kažkam tai kortizolis, nerimas, bet šiaip ar taip visi jaučia padidėjusi kraujo spaudimą, širdies plakimą ir visi tokiam, medžiokliškam, kas čia dabar darosi. Tai ir yra tas dalykas, kuris tarytum mus pažadina iš miego ir tarytum mes dabar pasidarom aštresnio proto, labiau susikoncentravę tai, kas vyksta prieš mus. Nes kai viskas gerai, mes užsnūstame ir mums toks egoistumas apima ir mes tada nelabai matom, kas vyksta aplink. O dabar visi akis išvertę, laksto, galvo, kaip čia dabar reikės išsisukti, kaip reikės išgyventi. Ir tas bėgimas, tas lėkimas, jisai yra savotiškas jautimasis. Tu jauti, kad kažkas tai vyksta, ne? Ir dabar, sakykime, yra žmonių, kurie, sakykime, vaikystėje augo ir juos tėvai nuvertino ir pasakė, tu esi vaikas, tu neturi nuomonės, todėl dabar kai sakai, tas nieko nereiškia, todėl tu gali net nesakyti, net nesivargi, kam čia tau kažką tai sakyti, nes tu nebūsi išgirstas, nes mums nusispjaut ant to, ką tu jauti, kaip tu galvoji, kas ten tavyje vyksta mažo vaiko galvoje, nes mažas vaikas nėra žmogus, tu esi nulis. Įsivaizduot, vaikas išgirsta tokius dalykus ir kaip jisai sėdi ir jaučiasi, galvoja, okei. Tada jis turi savo tą norą išreikšti, nuryti ir pasakyti, okei,
Tas dalykas neturi teisės egzistuoti, neturi teisės būti. Čia yra mano išsigalvojimai, mano išsikalinėjimai, mano peripetijos. Tai vienas, aš ką jaučiu, tas yra nulis vertės. Ir aš turėčiau to dalyko nejausti ir net galbūt savotiškai gėdą jausti už tai, kad aš turiu pojūti savo kūne, kad man yra kažkoks tai noras daryti tą arba daryti tą, eiti būrelį, gauti dviračių dovanų, arba ten su kokia baidarė plaukti, arba su draugais kažkokį tai krepšinį žaisti, arba tinklinį žaisti, turėti savo kamuolį, turėti savo komandą, turėti savo draugus. Ne, visas tas dalykas yra nubraukiama ir tėvai geriau žino, kaip reikia vaikų ir duoda jam visai kažkokius kitokius dalykus, kuriuose jisai vėlgi darydamas dalykus jaučiasi nelaimingas, tada jis pasako, man tai nepatinka, tėvai vėl jau užsipuola, pasako, ką tu čia, mes dėl tavęs taip aukojamės, o tu drįsti mus dar akis draskyti, sąžinės turėk tu. Ir tada vėl vaikas galvoja, okei, tai ką čia dabar vėl tą dalyką aš turiu nuspausti savyje, užmaskuoti ir visus savo poreikius įvardinti kaip tai neegzistuoja, tai neturi teisės būti. Kas vyksta toliau, kai toksai vaikas užauga? Jisai yra toksai savotiškas bejausmis, nes viską, ką jisai veikia iki to laiko, jisai praktikavo nejautimą. Ir voilà, dabar mes turime tą visą sutvėrimą, kuris, kai kiti kažkokius jausmus turi ir kažką tai sako, jisai žiūri ir sako, slabakai, myžniai. Jauti čia, oi, čia pasijutė ir čia pasijutė. Nejausti yra jėga, nejausti yra tikrasis tenais vyriškumas, nejausti, taip. O po kiek tai laiko jie pradeda galvoti, plink kažkaip tai nuobodoka gyventi. Niekas nevyksta, reikia kažką tai tokio paveikti. Ir va tada į tą visą žaidimą labai gerai įsipaišo svaigalai, nes įlupi degtinės kokį tai 100 gramų ir jaučiasi, ne? Arba, sakykim, tas pats lakstymas automobiliais, ne? Tu važiuoji ten su, nežinau, 1-2 varikliu, ten spaudi tą gazą, tas tavo visas keturatis tenais vos juda kliba, žinai, bet kai tu sėdi kažkokį stipresnį bolidą, kokį bams 7-pem, spusteliai per gadą, nuskridai, supranti. Ir va tas visas dalykas ir iškart, pajutau, kaip aplenkiau kitus, pajutau kažką tai. Tai? Na, tas pats dalykas jau visi kiti svaigalai yra, nes jie suteikia jausmą. Mes patys iš savęs to pajautimo savo neleidžiame. Mes esame įpratę ignoruoti, mes esame savotiškai netgi tą dalyką čia pašalinę iš savęs, išsioperavę, jaučiame gėdą jausti, bet mūsų prigimtis sako, come on, gyvenimas vyksta, kažkas čia turi būti daugiau, ne vien tik tais, kad atsibundėjai į darbą, iš darbo grįžti. Mes netgi filmų žiūrim tam, kad pajausti. Mes klausome muziką tam, kad pajausti. Mes šventes švenčiame, švenčių laukiame tam, kad pajausti kažką tai. Ir visas tas dalykas yra apie jautimąsi. Ir va tada prasideda ta tokia keista šizofrenija. Iš vienos pusės mes esame bejausmiai, iš kitos pusės mes turim visą krūvą atrakcijų, kurios yra būtent apie jausmą. Ir nesvarbu, kas tai būtų. Ar tai bus skrydis su lėktuvu akrobatiniu, ar su oro balionu, ar ten nardymas kažkur tik link. Tu pajauti kažką tai. Dar kitas dalykas yra, sakykim, pradėti sportuoti ir tu pajauti, koks tu galingas, ne? Arba ten, nežinau. Jūs tiesiog įsigalvokit patys, ką jūs nori, bet jūs turbūt supranta, apie ką aš kalbu, ne? Kad kuo labiau tu būni nejaučiantis iš vaikystės, tuo labiau tu pradedi ieškoti pojūčių. Ir dabar atsiranda tas visas dalykas apie tos, sakykime, toksiškus santykius. Kai tu toks bejausmis eini, nieko nejauti ir staiga tu atpažįsti kažką, tai kas tavie ten sukėlė bangas emocinės, arba viskiausius počius. Kaip nuostabu, ne? Ir ten prasideda tas visas šokis su kardais, kadrylis tas visas. Ir tada daug viskiausių pojūčių nutinka. Kaip Eminemo ir Rihannos dainoj I Love the Way You Lie.
Ir tas visas variantas tenais yra, kad tenais rodomi tie du žmonės, kurie iš tikrųjų jaučia didžiulį skausmą, jie nekenčia vienas kito, bet tuo pačiu jie vienas be kito negali, nes jie žino, kad jeigu jie bus santykiuose su kitais, normaliais arba sveikais žmonėmis, tai nevyks nieko. Tiksliau, normaliems žmonėms tai vyksta daug, nes jie yra neužgožę, neužduchinę savyje tų visų emocijų, tų jausmų, jie jaučia, juose viskas vyksta, bet šitam, kai tame klipime ir rodome, jie yra bejausmiai, nejautra tokia didžiulė, dėl to, kad jie tą dalyką praktikavo nuo vaikystės, kad jiems reikia tų tokių tragedijų, jiems reikia paido, jiems reikia tenais, nežinau, visokių lėkimų, susipykimų, išsikraustimų, paskui prasideda muštynės. Ta prasme, suprantat, tas dalykas vėlgi auga. To adrenalino, to viso dopamino reikia vis didesnės ir didesnės dozės, nes tai, kas buvo prieš tai, yra nuobodu, jau įprasta. Dėl to atsiranda poreikis daryti vis kažką, tai tada prasideda visokiausių romanų rezgimai, dar kažkokie kalbėjimo už nugaros, ten peripetijos visokiausios. Nes tam, kai tai vyksta, tu jauti, kad kažkas tai vyksta tavo gyvenime, ne? Kaip dabar, kaip ir minėjau, ten Baideno prezidentavimas buvo visiškai nuobodus, niekas nevyksta, nes niekas nieko nerašo, ten kažkur kažkas kažką tai... O dabar kiekvieną dieną visos tik varo Trumpas, visi tokiam hype, tokiam adrenalininiam ir dopaminiam, visi tenais kaip kokie kaubojai sėdi ir galvoju, baliai, neaišku, kas ir toje bus. Šiandien mes turime ekonomiką, o ir toje galbūt bankrotas bus visai Europai, vien dėl to, kad kažkas susigalvos kažkokią peripetiją pavaryti. Tai tas pats dalykas yra ir toksiškose santykiuose. Žmonės, kurie turi tą visą nejautrą, jie ieško žmonių, su kuriais jie kažką tai galėtų pajausti. Ir kaip vienam podcaste klausiausi, vienas milijonierius netgi pasakė tokį dalyką, kad kai jis laimėdavo kazino, tai jo nenudžiugindavo taip stipriai, kaip pralaimėti kelis milijonus. Jisai prakiša ir jis sako, einu ir aš jaučiu. Taip, tai yra netektis, tu netekai milijonų, bet jausmas galų gale, aš jaučiuosi gyvas, manyje kažkas vyksta. Ir tada atsiranda tas visas dalykas, kad kai kurie žmonės, kai jie turi daug sėkmės, jie pradeda sabotuoti save, nes sėkmė jų nebeveža. Jau tai nebėra kažkas, jau tai įvyko tas vadinasi priklausomybė, įvyko adaptacija ir jau nebėra nieko, kaifas jau nebevelga. Bet abstinencija jau jausmas viduje sukilo, ne? Tai tas visas dalykas ir su toksiškais santykiais. Ir kas juokingiausia yra, kai tokie žmonės, pavyzdžiui, bendrau su viena tokia mergina, čia mano viena žmonos draugė, kuri pasakoja, su kokiais tenais vyrais tūsinasi. Ir vienas vos ją ten norėjo nužudyti, kitas tenais dar kažką darė, ir trečias, jinai iš šalių bėgiojo, iš Lietuvos pabėgo į Londoną, iš Londono į Berlyną, iš Berlyno vėl kažkur tai, nes ne visus randa kažką tai tokio, kas bandys ją nužudyti, arba užmušti, arba ten žemina, arba ten trina į miltus. Aš klausiausi jos to pasakojimą, sakau, o kaip tu, iš kur tu randi tokius? Aš pažįstu krūvą normalių vyrų, bet tu jų tiesiog net nematai. Tu matai tik tuos, būtent tuos. Vat ir iš tos pusės ir ateina tas suvokimas, kad čia yra priklausomybė jautimui. Ir jeigu aš nieko nejaučiu, aš susirasiu, kas man tą jausmą sukels. Nes nieko nėra liūdniau, kaip jaustis, kad tavo gyvenime niekas nevyksta. Tai va, brangiai, ką aš noriu pasakyti, kad jeigu jūsų gyvenime yra daug tokių peripetijų, kalnelių, visai gali būti, kad jūs esate savyje numarinę kažką tai. Ir vienintelis dalykas grįžti atgal į save, tai būtent ir yra eiti mokytis šokti, eiti per visas gėdas, per visus nemoku, per visokiausius nežinau ir taip toliau. Ir tada, kai tu pradedi jausti, kaip tavo kojas pradeda tave klausytis, kaip tavo kūnas pradeda klausytis ritmo, kaip tu pradedi vis daugiau ir harmoniškiau šokti su kitais žmonėmis, pradedi suprasti, koks nuostabus jausmas. Tada meditacija į gyvenimą ateina, tada ateina dėkingumo malda, tada ateina tantra,
tantra nėra apie seksą, nemaišykite. Tantra yra apie visą gyvenimą. Nes tu negali būti sekse super duper jautrus ir ten dėmesingas ir viską išjautintis, o toliau vaikštų toks visas kaip atmaroskas, nieko nejaučiu. Arba tu esi visame kame, tai reiškia, tu pradėsi ir maitintis kitaip, ir garsus, klausytis muziką, nes tu pradėsi jausti emocinį foną, kuris nutinka tavie klausantis vienokios arba kitokios dainos. Ir tada tu pradedi atsirinkti ne tik tais maistą, su kuo tu miegi, su kuo nemiegi, kam pasakyti ne, soris, man to ne. Ir visas tas dalykas įeina į tą tantros suvokimą, vertybių suvokimą, savęs paties vertinimo suvokimą. Ir tada pradedi vis daugiau savo leisti jausti. Ir kai tas jautrumas sudidėja iki tokio dalyko, tada tu pradedi suprasti, kas yra kūrybiniai vėjai, kai reiškia, kai vieną dieną tau visiškas štilius ir niekas nesikuria, trečią dieną atrodo eini ir viskas, žodžiai dėliojasi, viskas rimuojasi ir tenais atrodo gali pilti iš savęs valandas ir viskas bus harmoninga ir iš šono atrodys kaip surežisuota, nors iš tikrųjų viskas bus taip natūralu, tikra, paprasta ir nuoširdu. O tie dalykai, niuansai ir atsiranda, kad aš jaučiu. Iš tikrųjų, kiekvienas žmogus yra kaip paukštis, kaip ten varnėnams nereikia mokytis čiulbėti, jie čiulba, nes jie žino, kas tokie yra. Žmonės yra save taip sustūmę į kiautą, kad jie nebesupranta, kas jie tokie yra. Jie galvoja, kad jie yra aš nemoku, jie galvoja, kad jie yra aš nežinau, jie galvoja, kad jie yra man nepavyks. Jie galvoja, kad aš esu nevertas. Jie galvoja, kad man nieko nesigaus. Ar jie tais visais dalykas tiki labiau negu tuo, kad jie yra kūrėjo vaikas, tai reiškia turi kūrybą, vadinasi, galbūt jie yra sukūrę visą, ką aš ką tik išvardinau, ir tada jie gali sukurti kažką tai kitko ir išsilaisvinti iš to visų dalykų, nes galų gale anksčiau ir vėliau mes vis tiek visi mirsime ir mes nieko neišnešime, nei pinigų, nei ten statusų, nei dar kažko iš to pasaulio, bet tik tais tai, kaip mes tą gyvenimą būsim pragyvenę. Ir aš galiu pasakyti, aš kažkada gyvenau tokiam kevale, kad man reikėjo vartoti heroiną, kad pasijaust kažką. Ačiū Dievui, man pasisekė. Dievas mane paėmė už nosios ir ištempė. Vat ilgą nosį turiu, todėl buvau iš ko pačiupt ir išvilkt mane iš mano paties bėdų, iliuzijų prisikurtų, kuriomis aš taip nuoširdžiai tikėjau, todėl man viskas gavosi kaip gavosi. Bet kai aš tik tą dalyką supratau, viską susidėliojau, paveikičiau ir aišku, tada vėl tai nenutiko va taip va per vieną dieną. Tai buvo daug metų praktikos, daug klaidų, suvokimų visokiausių. Ir tas augimas ir yra tas dalykas, kuris ateina po biškį. Tada būna daug praktikos, kur tu bandai, tas veikia, o tas ne. Tada pradedi žiūrėti kitose žmonėse, ar tu matai tai, ką matai savyje. Ir tada supranti, ką reiškia namaste. Dievas mane atpažįsta Dievą tavyje. Bet jeigu Dievas mane mato vien tik tais velnius aplinkui, tai čia galbūt mane yra ne Dievas, o velnias. Tada sakai, na satan. Tai va, ir tas visas dalykas va toks ir yra, kai mes pradedam prisimti atsakomybės, kai mes leidžiame jausti, tada dalykai pradeda virsti ir žydėti ir plėstis, kaip kurie žmonės man sako, tas va čia su barzda, kur šneka šitame ekrane yra kažkoks apsinešęs. Nu, akivaizdu, kad jis ir narkotikus vartoja, ką jis čia nusišneka, kad jis yra blaivus. Bet šitoje vietoje ir yra tas dalykas, kai kurie žmonės savo leidžia šitaip elgtis, kaip dabar aš. Tik tais tada, kai jie yra apsinešę, tada jie turi tokį pasiteisinimą. Aš dabar girtas, galiu daryti tai. Blaivas, ne, blaivas, aš normalus. Bejausmis, rimtas žmogus. Tai yra tiesiog dar viena rolė, kurią mes tikime ir paskui save jie įspraudė laikomės to viso dalyko. Gerai, bendrinant visą tai, ką aš čia dabar 20 minučių jums vapėjau, yra pagrindinis dalykas. Vėlgi nori keisti pasaulį, kuriame mes esame. Visų pirma, turi sužinoti apie save, apie savo traumas,
Kuo giliau lysi, tuo daugiau medžio atrasi, tuo tenais visokiausi. Bet kai visą tai atrasi, tau darysis vis lengviau ir lengviau, nes tu galų gale pradėsi suprasti, kad tu save pažįsti, kas tu esi, tu pradėsi suprasti, kodėl tu reaguoji, kodėl taip veiki, kodėl neveiki. Kartais nutinka situacijos ir tu nori kažkam tai įsekti, bet supranti, kad čia nieko tas žmogus to nėra padaręs, čia tavo reakcija, čia tavyje vyksta bangos, tada tu pakikeni vietoj to, kad kažkam tai liulidot ir pasakai, okei, ačiū Dievui, kad aš tą dalyką supratau, dabar tas dalykas mane išgelbėjo nuo daug visokių nereikalingų peripetijų ir galbūt netgi baudžiamųjų bylų. Ir kai mes visus tus dalykus pradėm dėlioti vietas, mes pradėm suprasti, kad mes galime tapti ir turtingais, ir sėkmingais, ir mylimais, ir visokiais kitokiais, jeigu mes savo leisime tai jausti. Bet jeigu visą laiką mes kalsime, gal ne, tu nevertas būti turtingu, tu nevertas gero darbo, tu nevertas gerų santykių, tu vertas tik tais tų peripetijų, toksiškų ir visokių kitokių, tai tu ir turėsi tai. Bet pagrindinis dalykas yra, kai pažada keistis tavyje, tavo suvokimai, tavo reakcijos, tada tu pradedi ir kitaip žmonės matyti, tu pradedi kitokius žmonės pasirinkti, su kuriais būti. Ir kai kurie žmonės mato, kad galbūt tavęs jau nebepalenks viena arba į kitą kryptį. Todėl jie pradeda su tam šnekėti pagarbiau, nes matosi, kad nieko kitaip ir nesigaus. Nebesigaus sumanipuliuoti, nebesigaus tenais pritrinti, pašlifuoti. Ir vat tada ir pradeda ta aplinka keistis, tas pasaulis, kuriame mes gyvename. Ir to pokyčio pagrindinis dalykas bus mes patys, kurie pakeitėme savyje. Taip? Įsivaizduokit, vat, jūs esate tenais vienoj bendruomeniai, kurioje kalbama ta kalba. Išvažiuojate į kažkokią turtingą šalį, kur vien tik tai sėkmingi žmonės gyvena, visi laimingi, viskas super duper. Bet tam, kad tapti vienu iš jų, teks išmokti jų kalbą, jų kultūrą, pradėti suprasti, kaip jie mato visą tą pasaulį, tada galbūt tada sėkmė ateis ir pas tave. Bet jeigu tu, kaip ir lietuviška patarlė, kur bekeliausi, visur atrasti save, visur atsineši savo nesėkmingumo, viso savo kniaukimo, nemeilės ir nedžiaugsmo ir nelaisvės, tą visą naštą, tai tu ateik į pačią nuostabiausią vietą ir tu vis tiek matysi apribojimus, negalėjimus, vagystės, šventvagystės, visi niekšai, visi svoločiai ir taip toliau. Tai vėlgi, ką norėjau pasakyti, kai savyje pakeitė dalykus, tai kaip naujos kalbos suvokimas. Kai tik pradedi kitaip suprasti, dalykai pradeda dėliotis. Ir kaip ir visą laiką noriu pasakyti, nieko neparduodu, nieko iš jūsų nenoriu, apart to, kad jūs būtumėt laimingi. Bet vėlgi, aš negaliu jūsų per prievartą padaryti laimingais, jeigu jūs patys su savim nenorėsite dirbti. Ir nesvarbu, kiek žmonės vaikšto visokiausias tenais psichoterapijas arba stovyklas, arba retrytus, arba visus kitus dalykus, kol jie ten, tai yra toks kaip pakilimo takas, kuriam tu įsibėgėji ir kad galėtum skristi. Bet jeigu tu grįžti namo ir paskui vėl nieko nedarai, tai kam visą tai? Tai niekas nepadės. Kaip sakoma, gero meistro rankose blogas instrumentas negali padaryti gerų darbų. Tačiau blogo meistro rankose geras instrumentas nepadarys gerų darbų dėl to, kad meistras nežino, ką daryti su tuo instrumentu. Tai vat, kai žmogus nežino, nepažįsta pats savo instrumento, kuris vadinasi protas ir išmintis ir talentai, kuriame jie yra instaliuoti. Jeigu jis to vis dalyko nežino, tai tarytum visą tai ir net neegzistuoja. O kad visą tą dalyką supras, kad tą skrinelę atverti ir pasižiūrėti, ką mes ten turime, reikia galų galiai leisti savo jausti, išdrįsti, pasižiūrėti. Kaip sakoma, jeigu bakas tuščias, nepadės uždėti ranką ant to ženkliuko, kad nematau to užrašo, kad bakas tuščias, praignoruosiu. Įsivaizduosiu, kad ten pilna. Bet tą ženkliuką ignoruosiu. Taip nesielgia žmonės. Jie pamato, okei, supratau, kas vyksta, mano bakas tuščias, reikia degalinę užvažiuoti, įsipilt kurą ir važiuoju toliau.
Tai va tas pats dalykas yra pažiūrėti save, kas vyksta, adekvačiai, blaiviai, ne emociškai, nekaltinant kažką, o tėvai, aš neturiu, man neleidžia valdžia arba tarti kažkas tai. O tiesiog adekvačiai, aš esu tas karštakošis, mėgstu tą, esu daug savo neleidęs, man patinka dopaminas, man patinka adrenalinas. Kodėl man patinka? Dėl to. Supratau, kokios traumas, įlendi tas traumas, sutvarkai tą vis dalyką, išpakuoji, pasižvalgai, pasakai ačiū už patirtį, sulankstai, supakuoji gražiai, sudėlioji viską, žinai, dėl to per gyvenimą sėkmingai važiuoji. Tai tiek šį kartą. Tikiuosi kažką tai gero radote, išgirdote per visą šitą klipą, galite palikti kažkokių tai komentarų, apie ką galima pašnekėti kituose klipuose, arba ką radote šitame, kas galbūt atneš kažkokių naujų dalykų jūsų gyvenime. Būtų labai smagu, nes kai kalbi į kamerą, yra toks jausmas, kad tu transliuoji į pasaulį, jūsų komentarai tokia vienintelė galimybė man duoti kažkokį ženklą, kad kažkas tai išgirdo ir kad ta diskusija buvo verta to, ką aš dariau. Tai va, ir taip mes bendraujame, taip viens kitam padedame ir taip mes drauge augame šitam pasauliu, formuodami gražią, sveiką, linksmą, nuoširdžią bendruomenę, kurioje yra smagu gyventi mums patiems, mūsų vaikams, senstantiems, seneliams visokiems ir gyvūnams ir visiems kitiems turistams ir taip toliau. Žodžiu, pakankamai šiandien pasakiau. Ate!